toliau dirbsime ir sieksime, kad realiais mokslininkų duomenimis, ūkininkų situacijom realiai toliau bandysim kalbėti su valdžios atstovais ir įtikinti, kad tam tikri reikalavimai yra tikrai pertekliniai, jie niekuo nei saugo, nei nesaugo šių sektoriaus, tiesiog likę nuo kažkurių metų patvirtinti ir juos tikrai remiantis tyrimais 5 paskutinius metus yra kiek atlikta imta mėginių, THC iš laukų nėra nustatyta nei vieno atveju, kuris viršyje. Tai kiekvienais metais yra daugiau nei 500 paimama mėginių iš laukų ir nerastas nei vienas mėginys. Mes tikrai galim drąsiai steigti, kad pluoštinės kanapės saugu auginti, juose nerandama daugiau nei 0,3 THC kiekio ir šį griežtą reglamentą tikrai turime peržiūrėti. Šiai dienai norintis pradėti augintojas auginti pluoštinės kanapes turi pirmą įsiregistruoti į pluoštinių augintojų sąrašą, tada įsigijus sėklą pildyti pranešimą apie planuojamą auginti pluoštinės kanapes, tuomet turėtų atvykti iš augalininkystės tarnybos ir patikrinti kiekvieną maišą, kiekvienas maišo sertifikatą ar tinkamai užpildyti. Visą tai mes turime supildyti į žurnalus. Toliau mes kiekvieną lauką deklaruodami papildomai turime įrašyti tų laukų adresą, savivaldybę, kiek tam lauke yra išsėta bendrai sėklų ir kiek gaunasi hektarės sėklos norma. Toliau nepraėjus mėnesiui kanapės pradeda žydėti, jis reikia vėl pildyti pranešimą apie žydėjimo pradžią. Ten vėl reikia nurodyti kiekvieno lauko kontrolinį numerį, adresą, tikslų plotą, kiek sėklų pasėjome. Tai jau trečią kartą jau dubliuojasi ta pati informacija. Toliau, iki Liepos 30 mes turime užpildyti auginimo žurnalą, kuriame dar kartą turime surašyti kiekvieno lauko kontrolinį numerį, adresą, plotą, taip pat vėl turime surašyti, kiek tame lauke išsėjome sėklos, tada turime surašyti, kiek iš kiekvieno lauko turime nukūlėme derlių ir kur ir kaip padėjome tą užaugintą derlių, tai yra dar turi nurodyti, ar tu jį pardavėjai, ar suvartojai kitoms kažkokiams reikmėms, ar užauginai sėklą. Toliau mes turime pranešti, kur tas sėklas sandėliuojame, su nuosavybės dokumentais kiekvienais metais. Aš 7 metai ten pat sandėliuoju sėklas, laikau ir aš kiekvienais metais turiu pildyti pranešimą su nuosavybės dokumentais ir siunti į augalininkystės tarnybą. Dar mes turime pateikti, netgi kadangi tik nuimame sėklas, tai mes dar turime parašyti pranešimą, kad visi stiebeliai yra paliekiami ant žemės atsiklovėti. Tai 7 dokumentus per 1 metus mes mažiausiai turim pateikti. Tai žurnalo tokio tipo apimtis, manau, tikrai yra pertekliniai. Pluoštinių įtraukimas į pluoštinių kanapių augintojų tiekėjų sąrašą irgi, manau, perteklinis. Pagal kanapį yra augalininkystės sektoriaus kultūra, kaip javai, kaip rapsai, kaip žirniai, kaip pupos, taip pat yra ir kanapė. Tai kodėl reikia įtraukti į kažkokį tiekėjų sąrašą, kam reikia fotografuoti kiekvieną maišą, kiekvieną etiketę. Įsivaizduokit, auginam ne 100 hektarų, sėklos hektarai, sėkla apie 25 kg sėjasi, tai sufasuotas sėklos į 25 kg, tai man reikia 100 pakų perkelti nuo paletės ant paletės vien tam, kad sufotografuoti, tada viską nusiųsti augalininkystės tarnybai. Arba pati augalininkystės tarnyba atvyksta ir kiekvieną reikia tokiu būdu. Mes visą šitą informaciją, mes sutinkame ją pateikti tvarkingai pildant pasėlių deklaraciją. Tai kaip ir kiekvieną sertifikuotą sėklą sutinkame parašyti, kiek mes pasėjom į kokį lauką, kuriam lauke, lauko pavadinimą. Mes manom, kad tai pilnai turėtų užtekti. Taip pat skatinam, kad
duomenų centras pagaliau susidraugautų su pasėlių duomenų sistema ir taip pačiai augalininkystės tarnyba mes girdėjom iš kitos pusės, kad skundžiasi, kad visus duomenys iš pasėlių deklaracijos turi įsitraukti ir vėl į savo programą susirašyti, tai matom, kaip yra neefektyviai naudojami darbo laikas. Žurnalas tikrai irgi tokia apimtimi, galbūt pagal galiojantį teisės aktą, įstatymą, galbūt ir privalomas būti pildyti, viskas su tuo gal tvarkoja, bet jo apimtis ir būdas tikrai gali keistis. Mes turim pavyzdžių su NKP pildomais žurnalais, kur užtenka vieną Excelio lentelę, visus laukus surašyti, lauko numerį, plotą, kiek nukulta ir kada nukulta ir viskas. Tai turim tikrai daug siūlymų, racionalių, manom siūlymų, kuriuos skatinam, norim, kad išgirstų mūsų valdžios atstovai ir jie būtų priimti.